Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Jį tarp sezonių iš pradžių futbolininkas ieškojo skalse. Tangiri ten bando stabdytis kamuolį. Ne pati įprasčiausia yra to vadinamojo 9 numerio pozicija. Titas Milašius, jo perdavimas į baudos aikštelę. Uzočiukų dėja Sūduvos sirgalių gretose atodusis. Nepavyko krašto gynėjui gerai suvaldyti kamuolio. Steponavičius neatlieka smūgio, dabar jis yra ir tiesiai į Julių Virvilą skrieja kamuolys. Steponavičius tapo pirmojo smūgio į vartų plotą autorius. Geras techninis veiksmas. Tiesa, šiuo atveju buvo galima tikėtis tik tai vartininko klaidos. Kampas buvo perspektyva. Sūduva yra tas klubas, tas šansas, į kurį reikia labiausiai ir kabintis. Dabar perdavimas į baudos aikštelę, kur atšoks kamuolys. Apsiginama ir gali lengviau atsikvėpti pirmojų bandymų. Pažiūrėkime šio epizodo pakartojimą. Nemaloni situacija Juliui Virvilui, bet jei kristų įvartis tame epizode, tai būtų vartininko klaida. Žinoma, vienas iš gynėjų irgi nepadėjo. Čia Ričardas Šveikauskas paleido jis kažkiek Faustą Steponavičių ir Faustas kirto į tą pavojingą trajektoriją. Išlindo prieš Patmo Stočkūnas. Link Seko, Sekas kamuolį išlaiko. Steponavičius ir Virvilas gaudo kamuolį. Šioje situacijoje visiškai laisvas čia buvo Faustas Steponavičius. Bandė vien Markas Beneta. O Tavaresas atlieka standartinę situaciją. Perdavimas link tolimojo Virpsto, bet Lukas kumščiuoja toli kamuolį. Atšoka kamuolys Ausmendi. Dar vienas perdavimas čia gali būti pavojingiau ir kamuolys skrieja pro šalį. Tačiau čia be Ausmendi ten atliko perdavimą, kur norėjo. Dar kartą šis epizodas. Šveikauskas ir Girdvainis, nors tęsiasi ataka. Haidari prieš Tavaresą. Haidari kiek atgal, smūgis į vartus ir virš vartų skrieja kamuolys. Perdavimas Tomui. Šis Stočkūnui. Stočkūnas Haidari, šis turi erdvės. Jo smūgis iš toli. Ir Julius atakavo iš tolimos distancijos, bet dar kartą pasikartosiu. Ne kartą tenka sakyti šitą frazę, kad čia buvo galima tik Kloniūno perdavimas į baudos aikštelę. Atšoka kamuolys. Bilbao, jo smūgis virš vartų skrieja kamuolys. Bilbao paleido strėlę, bet Ignas Plūkas tam buvo pasiruošęs. Labai stiprus. Perdavimas į baudos aikštelę. Atšoka kamuolys kaip tik Antanavičiui. Šio perdavimas. Haidari nepataiko gerai į kamuolį. Padėtį. Lušačius, žaidžiamas kamuolys pažemė. Bet tenka keisti atakos kryptį. Tiesa, Tavaresas turi erdvės. Jo perdavimas link tolimojo Virpsto. Ignas Plūkas gaudo kamuolį. Gerai, čia susikynė Sūduvos komanda. Puikiai buvo dengiami tie metrai. Tavaresui buvo užblokuota galimybė atlikti perdavimą kitą trajektoriją. O rungtynėse yra fiksuojama pabaiga. Dovydas Švėgžda. Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.